Šiandien žiniose, kas nuspręsta dėl sienos su Baltarusija visiško uždarimo Varšuvoje. Ką žada Vilniuje viešintis vokiečių kariuomenės vadas, bus ta brigada Lietuvoje ar nebus, gal ir bus, tačiau tik tuomet, kai Lietuva sunešios geležinės klumpes. Caritas jau 6. kartą renka paramą nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. Kauno teismas atidėjo buvusio Kauno savivaldybės administracijos vadovo Šiliausko bylos nagrinėjimą. Vyras pasisamdė tokį brangų ir užimtą advokatą, kad tas neturi laiko važinėti į Kauną. Pats Šiliauskas prisijungė tik per nuotolį ir atrodo visko patenkintas, o ką sako ir kaip atrodo prokuroras, žiūrėkite reportaže. Ir po pasišvaistimo Kauno centre lazdomis 4 banditai suimti, dar 5 ieškoma. Policija ramina kauniečius, sako, kad tokie išpoliai nieko baisaus. Lenkijoje šios šalies ir Baltijos šalių ministrai susirinko aptarti, kaip reikėtų koordinuoti veiksmus Baltarusijos pasienyje. Nuspręsta, kad Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos sienos su Baltarusija galėtų būti visiškai uždarytos, kilus ginkluotam incidentui arba migrantų proveržiui, sako Varšuvoje su darbo vizitu esanti vidaus reikalų ministrė. Sutarėme, kad reaguosime vieningai, ryžtingai ir koordinuotai. Ir taip pat sutarėme dėl konkrečių kriterijų, kada mes imtumėmės ir priimtumėm sprendimą uždaryti sieną. Ir šitie kriterijai yra 2. Tai pirmiausia yra ginkluotas incidentas arba incidentai prie vienos iš valstybių sienos. Tas incidentas turėtų būti tikrai toksai, kad keltų rimtas grėsmės mūsų valstybių nacionaliniam saugumui. Antrasis kriterijus tai yra organizuotas masinis neteisėtų migrantų prasiveržimas per vienos iš valstybių sieną. Ir sutarėme, kad esant vienam iš šitų kriterijų įvyksta operatyvus informacijos apsikeitimas, pirmiausia mūsų tarnybų lygmenyje, ir tada yra priimamas sprendimas jau tarp valstybinių, tai yra tarp vyriausybinių lygmenių. Ministrai, pasak Bilotaitės, taip pat sutarė nepertraukiamai dalintis informaciją ir iki tokių galimų incidentų, be to kilus Baltarusijos opozicijos nepasitenkinimui, sutarta ir dėl tam tikrų išimčių visiško sienos su Baltarusija uždarimo atveju, kad jos būtų vienodos visose pasienio valstybėse. Tuo metu Lietuva savo ruožtų ketina uždaryti dar 2 pasienio punktus iš likusių 4. Lietuva be šito, ką mes šiandien sutarėme, dėl šito kraštutinio jau tokio sprendimo turi taip pat pasirengusi laipsnišką kontrolės punktų uždarimo planą, priklausomai nuo grėsmių lygio ir nuo situacijos. Ir artimiausių metų vidaus reikalų ministerija siūlys uždaryti dar 2 uždaryti dar 2 kontrolės punktus, tai yra Lavoriškių ir Raigordo kontrolės punktą. Anot ministrės, sprendimas uždaryti dar 2 punktus priimtas dėl to, kad pasienyje trūksta pareigūnų ir siekiant mažinti kontrabandos mastą. Dėl galimo regioninio sprendimo visiškai uždarant sieną su Baltarusija, Baltijos valstybių ir Lenkijos atstovai Varšuvoje tarėsi reaguodami į galimas grėsmes dėl Wagner samdinių buvimo kaimininėje valstybėje, neteisėtų migrantų antplūdžio, taip pat reikšdami susirūpinimą dėl Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos piliečių išvykų į Baltarusiją, Minskui taikant bevizį režimą. Baltarusijos opozicija prašo palikti humanitarinius koridorius patekti į regiono šalis nuo režimo represijų bėgantiems asmenims. Vilniuje viešintis Vokietijos kariuomenės vadas generolas Karstenas Brojeris susitiko su Lietuvos kolega Valdemaru Rupšiu, aptarė Lietuvos galimybės priimti vokiečių karius. Per dvišalį susitikimą aptarta saugumo situacija regione ir Vokietijos įsipareigojimas užtikrinti saugumą šiaurės rytų NATO flange. Tolimesnis karinis bendradarbiavimas. Vokietija nuo 2017 metų vadovauja Lietuvoje dislokuotam NATO tarptautiniam sąjungininkų batalionui. Berlynas žada šį vienetą padidinti iki brigados dydžio
skrydžio, kai Lietuva įrengs kariams priimti reikiamą infrastruktūrą ir jeigu tai nesikirs su kitais NATO planais. Vokietija žada per artimiausią mėnesį parengti brigados dislokavimo Lietuvoje planą. Lietuvoje šiuo metu dislokuotas tik brigados priešakinis vadovavimo elementas. Generolas Brojeris savaitgalį Vilniuje dalyvavo tarptautinėme karinių orkestrų festivalyje Military Tattoo Lithuania 2023. Lietuvos Karitas nuo šiandien 30 Lietuvos miestelių ir miestų 3 dienas vėl rinks paramą labiausiai nukentėjusiems Ukrainos žmonėms. Tai 6-oji Lietuvos Karito organizuojama paramos Ukrainai rinkimo kampanija. Prašomų paaukoti daiktų sąraše higienos, buities priemonės, mokykliniai reikmenys vaikams, negendantis ilgo galiojimo maisto produktai. Svarbiausius poreikius Karitas derina su Ukrainos kolegomis, kurie darbuojasi priešakinėse pagalbos teikimo linijose, deokupuojamose teritorijose, rūpinasi šalies viduje perkeltais, o taip pat iš emigracijos į Ukrainą grįžtančiais žmonėmis. Renkamos lėšos bus skirtos apgriautų namų atstatymui, ypatingai senjorų ir šeimų. Kauno apygardos teismas atidėjo kyšininkavimu kaltinamo buvusio Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Viliaus Šiliausko bylos nagrinėjimą. Bylos nagrinėjimas atidėtas kaltinamojo gynėjo Ruslano Boiko, to paties advokato, kuris teismuose gina ir Eligijų Masiulį prašymų dėl dalyvavimo kitos bylos posėdėje. Buvęs savivaldybės administracijos vadovas posėdėje dalyvavo nuotoliniu būdu. Kaip paskelbė teisėjas, jis su prokuroro leidimu yra išvykęs. Šiliauskas teigė nesutinkantis, kad byla būtų nagrinėjama be advokato. Prokuroras Valentinas Alekna tvirtino, kad kaltinamasis per ikiteisminį tyrimą pripažino ėmęs kyšius. Šiliauskas kaltinamas dėl 8 nusikalstamų veikų apimančių kyšininkavimą, daugiau kaltinamųjų byloje nėra. Teisėjo teigimu prokuroras prašo apklausti tik vieną liudytoją, nuo atsakomybės tame pačiame tyrime jau atleistą įmonės Autokausta vadovą Juozą Kriaučiūną. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis byloje nefigūruoja. Kaltinimai jau yra kaip ir įteikti, bet nepaskelbti viešai, tai dėl 8 nusikalstamų veikų, tai yra kyšininkavimo, kaltinant būtent poną Šiliauską. Bendra inkriminuota gautų kyšių suma yra 260 000 eurų. Tai yra iš vienos įmonės gauta suma? Na, aš negaliu pasakyti, ar iš įmonės, ar iš ko, nes apart išskyrus poną Šiliauską daugiau kaltinamųjų nėra, tai kieno pinigais duotas kyšis. Tai yra dar teisminio nagrinėjimo dalykas, nenoriu užbėgti įvykiams už akių. Iki teisminio tyrimo metu iš esmės prisipažino, kaip jisai elgsis būdamas kaltinamuoju, išgirsime teismo posėdžio metu. Ką jisai prisipažino iki teismo tyrimo metu? Negaliu komentuoti, nes tai nėra dar paskelbta, išnagrinėta ir tiesiog tą, ką iki teisminio tyrimo metu sakė ponas Šiliauskas būdamas įtariamuoju, dar nėra savarankiškų įrodinėjimo šaltinių. Ar 8 epizodai, tai reiškia 8 kartai duodant paimant kyšį? Tai pagal kaltinimą yra inkriminuotos 8 atskiros nusikalstamos veikos, o teisme tai bus tikrinama ir kvalifikacija, kaip žinia, jau teismas galutinę pateiks atitinkamame teismo baigiamajame akte. O tai kyšio davėjai yra nustatyti? Aš dar kartą pasikartosiu, kaltinamasis šiuo atveju vienas, tai kyšio ėmėjas galimas, potencialiai įtariamas, kas irgi nereiškia, kad kaltas yra ponas Šiliauskas. Kiek laiko veikos galėjo vykti? Tai irgi kaltinimų dalykas, kai tik tai bus paviešinti kaltinimai, matyti norintys dalyvauti viešame teismo posėdėje galės išgirsti. Ar byloje figūruoja Kauno meras Visvaldas Matijošaitis? Taip pat apie tai negaliu nieko pasakyti, nes kol kas tai nėra pateikta teisme ir viešai paskelbta. Iki teisminio tyrimo duomenimis eidamas minėtas pareigas Šiliauskas 2021-2022 metais savo naudai pats tiesiogiai reikalavo ir priėmė iš Autokaustos vadovo kyšius. Sulaikius Šiliauską, prokuratūra skelbė, kad savivaldybės administracijos direktoriaus namuose rasta 140 000 eurų grynaisiais, kurie buvo sukišti į stiklainius ir kitur. Tai pasak prokuratūros iki šiol didžiausia Lietuvoje rasta kyšio suma.
Įtariama, kad kyšiai buvo įmami už palankumą priimant sprendimus susijusius su Kauno miesto savivaldybės ir minimos bendrovės sutarčių vykdymu ir jų administravimu. Šiliauskui už kaltinimuose pateiktas nusikalstamas veikas gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimas. Numatyta nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimas ir jokios kitokios alternatyvios bausmės įstatymas dėja nenumato. Žiniasklaida anksčiau yra skelbusi Šiliausko liudijimus, kuriuose jis teisėsaugai atskleidė, kad Kauno meras Matijošaitis nurodė pavaldiniams neišduoti leidimo Britanikos viešbučio rekonstrukcijai, nes tai esą kenktų jo šeimos verslo interesams. Anot Šiliausko, Matijošaitis taip pat nurodydavo pavaldiniams nederinti tam tikrų objektų vystymo, kad juos galėtų įsigyti jo šeima. Kaltinamasis taip pat teigia, kad Kauno mero šeima veikia kaip nusikalstama organizuota grupė, o jis buvęs šios grupės narys. Naujienų portalas 15 min šiemet pavasarį pranešė, kad šios informacijos pagrindu teisėsauga yra pradėjusi atskirą ikiteisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos Kauno miesto savivaldybėje. Anot prokuratūros šis tyrimas tebevyksta, jame įtarimai kol kas niekam nepareikšti. Kitas posėdis Šiliausko byloje numatytas rugsėjo 19 dieną. Agnė Bilotaitė taip puikiai tvarkosi su teisėsaugos pajėgų reorganizavimais, kad pareigūnai toliau bėga iš darbo arba skuba išeiti pensijon. Naujų ateina per mažai dėl prastų darbo sąlygų, didelių krūvių ir juokingų atlyginimų, o miestai greit sugrįž į sekundžių laikus. Kol Kauno valdžia rūpinasi, kad miesto policija labiausiai gintų ir saugotų ją pačią, nuo nepatenkintų piliečių protestų, tampytų taikius medžių gelbėtojus ar vaikytų laikinąją sostinę visame pasaulyje reprezentuojančių vilų griovimo stabdytojus ir atsidėkodama už tai jau renčia toms galingoms pajėgoms obeliskus, panašu, kad Kaunas iš tiesų jau grįžta į atvirų banditų Razborkių laikus, kai vidury dienos miesto centre įdėdavo šūviai, o nusikaltėlių gaujos santykius aiškindavosi tvatydami vieni kitus beisbolo lazdomis. Toks incidentas Laisvės alėjoje praėjusios savaitės gale įvyko, kai vieni banditai užpuolė kitus tiesiog vidury dienos pačiame miesto centre esančioje kavinėje. Restorano lauko erdvėje pribėgę prie staliuko sėdėjusių 4 vyrų ir moters ėmė mušti juos lazdomis. Išties yra labai įžūlu, ciniška dienos metu, matant kitiems praeiviams, buvo atlikti štai tokie nusikalstami veiksmai. Noriu pastebėti, kad šalia praeivių buvo ir vaikų, tai manau, kad dalis tiek miesto gyventojų, tiek svečių buvo šokiruoti. 4 užpuolikai buvo sulaikyti, Kauno apylinkės teismas šįryt jiems jau skyrė 3 mėnesių suėmimą. Griežčiausios kardomosios priemonės skirtos atsižvelgiant į tai, jog asmenys gali bėgti arba slėptis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų. Mažiau nei per 12 valandų yra nustatyti visi dalyvavę muštynėse įtariamieji, 4 iš jų yra sulaikyti, jiems paskirti suėmimai po 3 mėnesius, 2 įtariamieji buvo sulaikyti Alytuje, 2 Molėtų rajone, jie nesipriešino. Taip pat sulaikytas vienas automobilis dalyvavęs nusikalstamoje veikoje, bei rasti nusikaltimo įrankiai, metalinis strypas ir peilis. Pareigūnai identifikavo dar 5 įtariamuosius dėl išpuolio, jų ieškoma. Visi dalyviai kauniečiai teisti, su teisėsauga nebendradarbiauja. Viso nustatyti 9 asmenys dalyvauja nusikalstamoje veikoje, kiti asmenys jų buvimo vietos yra nustatinėjamos, kratos atliktos namie, yra norinčių pristatyti į policiją savarankiškai. Nors teisėsauga nusikaltėlių pavardžių neišduoda, žiniasklaida išsiaiškino, kad vienas iš nukentėjusiųjų yra su agurkinių grupuote sietas anksčiau teistas Rytis Sadauskas. Jūsų paminėta pavardė yra teisinga, o dėl kitų aplinkybių tai tiesiog nekomentuosiu. Policija sako, kad įvykęs užpuolimas buvo nusikalstamų grupuočių santykių aiškinimasis, pašaliniai žmonės nenukentėjo. Policija ramina visuomenę, kad tokie išpuoliai nieko baisaus. Dėl to, kad antraštės skambios, kad grįžta 90-ieji, tai jie tikrai negrįžta ir tai galima pjaustyti įvairiais pjūviais. Statistika rodo, kad mažėja tiek nužudimų skaičius, tiek labai sunkių nusikaltimų skaičius. Taip pat tokių įvykių jų pasitaiko itin retai. Tai čia vienetinis atvejis ir jisai daugiau iš ekspromto toksai. Tačiau tai nereiškia, kad nenukentės kitą kartą. Tad kaip ten bebūtų, faktai rodo, jog gyventi Kaune šiais laikais vėl darosi nesaugu.
Antradienio naktį kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties 3–8 m/s. Temperatūra 9–14, Kuršių Nerijoje 15–17 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vietomis perkūnija, galima kruša. Vėjas daugiausia rytų 6–11, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 19–24, pietryčių Lietuvoje daug kur 25–28 laipsniai šilumos. Rygoje rytoj vakarop numatomas lietus, oro temperatūra 19 laipsnių, Taline nepastoviai debesuota ir apie 21 šilumos. Varšuvoje tvanku ir vėl gali palyti, termometrų stulpeliai kils iki 33 laipsnių. Mažai debesuota bus Kyjive, dieną bus iki 31 laipsnio karščio.